Labą dieną. Visus sveikinu su gražiu prasidėjusiu šiltu, gražiu pavasariu. Visur sodai žydi gėlės, tulpės, žydi prasiskleidusios. Ir taip pat pas mane didelis sodas yra, vien vyšnios baltais žiedais pasipuošusios ir slyvų labai daug yra. Taip pat labai gražiai žydi, baltai, kriaušė taip pat pražydo baltais žiedeliais, dar obelis tik mažiau žydi. Taip pat ir tulpės visur gražiai žydi, ir mieste, ir namuose, ir jau kitos baigia ir pražydėti jau žiedeliais. Pas mane jau baigia pražydėti tulpės. Ir taip pat daugiau pavasarį pats gražiausias gegužės mėnuo. Ir nes žydintys sodai su baltais gėlėmis žydinčiomis pats gražiausias gegužės mėnuo. Ir taip pat norim, ir jau orai sušilo šiltesni, ir mes taip pat norim jau pasipuošti, išeiti į lauką, pajudėti, su dviračiu mėgstu važinėti. Ir taip pat numečiau jau 8 kokius kilogramus, 77, tik 76 besveriu. Toks jau svoris, buvo didesnis anksčiau, sakau, gal kokius 8 taip pat. Ir linkiu visiems geros nuotaikos, gražių dienų, gražių šiltų pavasario dienų, pasidžiaugti žydinčiais sodais ir taip pat daugiau judėti ir, kaip sakyti, mažiau saldumynų valgyti saldainių mažiau, cukraus mažiau valgyti ir daugiau, kaip sakyti, sūlos taip pat prisidarėm nemažai, turim. Ir taip pat padaryti pertraukos nuo vakaro, kad ir nuo 6 valandų nebevalgyti, bet gal nuo 8 ar nuo 9, bet ilgesnę pertrauką iki ryto padaryti. Ir daugiau judėti, daugiau geros nuotaikos būti ir mažiau valgyti, kaip sakyti, nepersivalgyti ir pajudėti, pasportuoti ir būsim sveiki ir bus gera nuotaika. Ačiū už dėmesį, linkiu visiems gražaus pavasario.